Bells will be ringing the glad news. Oh, what a Christmas. Sveiki. Tuoj Jurgis iš Tavo Tikslas LT padarys posūkį į kalną, nes baisu žiūrėti į kamerą. Taip, padariau vieną posūkį, tai kol bus kitas posūkis, aš jūs pasižiūrėsiu. Sveiki. Linkėjimams jūs iš Ispanijos ir Prancūzijos pasienio. Tuoj važiuosime už kelių kilometrų į Prancūziją. Niekados nebuvau Prancūzijoje, tai dėl to noriu nuvažiuoti. Aišku, daug aš jūs nepamatysiu, bet žiūrėkit, o ten yra sniego šiaip. Va, čia karšta, žiūrėk. Ten yra sniego. O pas mus yra, žiūrėkit, 208,5 laipsnių šilumos. O kaip būna, Ir šio video esmė yra tokia, ne tik taip pasigirti, kaip mes čia gražiai keliaujam su savo šeima, bet kaip savo emocijas ar savo motivaciją išlaikyti ilgų periodų. Ir nesvarbu, kokio terpio jūs esate. Jūs girdėjote tokį dalyką, kas yra termostatas, o kas yra termometras. Jeigu paimam termometrą ir patalpinam į aplinką, į kambarį, kur yra šalta, kas darosi su termometru? Šitas, kaip stulpelis krenta, temperatūra mažėja. Bet jeigu atvirkščiai padedam termostatą, jo funkcija yra palaikyti temperatūrą tam tikrą toj patalpoj. Ir svarbiausia, jeigu žmogus pradeda kažką daryti pats ir jis po to pataiko į tokią aplinką, kur yra sunku, jį demotyvuoja artimieji, pasako, ai tau nepasiseks, ar dar kažkas atsitiks negero, temperatūra dažniausiai krenta. Jeigu krenta ir mūsų nuotaika, krenta mūsų pozityvus mintis apačia, tai dažniausiai ir mūsų veiksmai irgi labai sumažėja ir prasideda visiškai toks tingėjimas, abejonės, dėl ką mes tai darom ir panašiai. Ir svarbiausias tikslas yra išsiugdyti savyje tokį įprotį tapti termostatu. Ir nesvarbu, kur jūs esat, jūs turit patekę į tą aplinką. O, parodyk per langą, kaip čia gražu. Patekę į tą aplinką, jūs tiesiog turėtumėt pakelti tą temperatūrą tų aplinkinių ir pakeisti. Taigi tiesiog, nežinau, ar supratot, ką norėjau pasakyti, esmė tame. Būkite tikri, dėl ko jūs tai darot. Ir supraskite, kad jūsų veiksmai priklauso tiesiogiai nuo jūsų minčių. Ir jeigu mintis yra nelabai pozityvios, tai tikėtina, kad ir jūsų veiksmai irgi sustos. Tai dėl to, žiūrėkit, kaip tik per raudoną šviesą, nesvarbu, kas bebūtų, nesustokit ir važiuojam toliau. Francija, už 1 kilometrą. Tai sėkmės ir su jumis buvo Jurgis, Jelena ir Sofija iš Tavo Tikslas.